Jie per 24 valandas gauna situaciją tokią. Labadiena, aš esu gydytojas Tomas Stumbrys, galbūt ateityje ir jūsų gydytojas. Šiandien norėčiau pakalbėti apie viso žandikaulio atstatymą. Nepaslaptis, kad su metais daugumos žmonių būklė ir sveikatos, ir dantų blogėja. Laimiai gyvenimo trukmė ilgėja, bet dantis yra toks dalykas, kuris neatsinaujina ir vis daugiau žmonių reikia viso žandikaulio atstatymo. Kadangi aš didžiąją dalį savo darbo laiko dirbu būtent su viso žandikaulio atkūrimu, norėčiau su jumis pasidalinti keliomis įžvalgomis, ką reiktų žinoti prieš atkuriant visą žandikaulį. Daugeliui atrodo stebuklas, kad situacija, kai žmogus yra beveik be dantų arba visai be dantų, mes galime atkurti jo dantų lanką vos per 24 valandas. Taip tas protezas bus laikinas. Iš pradžių įsteigiami implantai, po to uždedamas laikinas plastikinis protezas. Šis protezas žmogui leidžia socializuotis, valgyti jam įprastą maistą, taip tiesa pirmus porą mėnesių reikia valgyti minkštesnį maistą, kad implantai spėtų integruotis arba kitaip prigyti, bet vis tiek, lyginant su alternatyva, tai yra didžiulis privalumas. Alternatyva yra ištraukti dantis, vaikščiojimas be dantų kol sugis, po to sėdimas implantų, vaikščiojimas be dantų kol sugis arba su išimamu protezu kol sugis ir tik po to kažkoks fiksuotas protezas. Taigi, daug mano pacientų tai priima kaip stebuklą, kai iš situacijos, kuri buvo tokia, vien tik šaknis, jie per 24 valandas gauna situaciją tokią, nors čia laikinas protezas, bet žmogus jau gali šypsotis, gali gyventi ir gali socializuotis, ne tik valgyti. Taigi, ar tai greitas sprendimas, ar tai geras sprendimas? Taip, tai greitas sprendimas. Ar tai geras sprendimas? Nebūtinai ir ne visose atvejuose. Reikia teisingai atrinkti pacientą, reikia įvertinti paciento amžius, kandimą, lūkesčius. Ar visada užtenka 4 implantų? Taip, daugumoje atveju užtenka 4 implantų. Yra atvejų, kai kaulo tankis yra per mažas, yra labai stiprus kandimas, kai žmogus matosi, kad jam jaunas. Mes stengiamės dėti daugiau implantų, ypač į viršutinį žandikaulį, todėl kad tai ženkliai padidina patikimumą. Ir ypač didelės rizikos pacientų, kurie rūko, kurie blogiau valo, nors stengiamės juos perauklėti, bet vis tiek tai ne visada pavyksta, todėl daugiau implantų yra privalumas. Plius, negalima lyginti 50 kg svorio moterėlės su 120 kg svorio vyrų, jų kandimo jėga yra visiškai kitokia. Ir jiems reikia visiškai kitokio gydymo, kitokio protezavimo. Ši metodika yra išsigelbėjimas tiems, kurie mano arba iš tikrųjų, kad su jų dantimis nieko nebegalima padaryti. Tie dantis pūliuoja, jie nulūžia, jie paslankus. Taip pat ši metodika yra skirta žmonėms, kurie visą gyvenimą vengia gydytojų kaip galimos kryžiaus ir atėjo jau susiruošę, dabar pasidarysiu, nors iki to gyveno nesvarbu kaip. Jų šeimoje irgi buvo tokia pat istorija ir jie galvoja, kad jau pas juos genetika tokia. Iš tikrųjų, genetika turi įtaką, bet jinai neturi tokią didelę įtaką, kaip žmonės linkę galvoti. Taip pat ši metodika yra skirta tiems, kurie turėjo anksčiau daug protezuotų dantų, gydė dantis, tvarkė juos, dėjo pinigus, galų gale nusivylė, nes tie tiltai, kuriais protezavosi ir jis ilgėjo, tarpai tarp jų didėjo, kol galų gale tie tiltai pavirto kartais išimama plokštele, kuri galutinai išlygino visus dantis, arba su ta plokštelė. Ir dar gražu, kad šitą gydymą mes galime atlikti sedacijai. Nepaslaptis, kad žmonės, kuriems reikalingas šitas gydymas, bent pusė jų paniškai bijo odontologų. Todėl gydymas sedacijų yra jiems išsigelbėjimas. Sedacija yra medikamentinis miegas, kai anesteziologas per veną suleidžia vaistų, mes stebime jūsų gyvybinius parametrus, procedūra praeina labai ramiai, sklandžiai ir pacientas dažniausiai to neatsimena. Apibendrinant, reikia pasakyti, kad All-on-4 arba Visi-N 4, kaip ir minėjau, Visi-N 6 yra labai paprastas ir puikus būdas atkurti prarastus dantis
kai jau nėra kitų išeičių. Ir tai, ko gero, nėra toks geras būdas, kai dantis dar galėtų būti taisomi. Aš visada esu šalininkas konservatyvumo, tai reiškia stengtis išsaugoti tada, kai tai logiška ir įmanoma.